gerai, ta prasme, kad jis nebijo siūlyti idėjas, jis nebijo diskutuoti su vadovais, jis nebijo būti toks, koks jis yra. Iš esmės, ar ne? Tai tokios gerovės tiesiog negali būti per daug. Jeigu norėtume padidinti, pavyzdžiui, produktyvumą, įsitraukimą, atvirumą, bendruomeniškumą, ir aš nekalbu apie tos kažkokius, mes ne komanda, mes šeimanda, bet tiesiog, tą sveiką santykį tarpusavio, kur nebūtų baisu ateiti pasikalbėti, kažką pasiūlyti, galbūt apie blogus dalykus kalbėtis, apie tą kuomet reikėtų pagalvoti žmonėms, kurie dirba su personalo vadovams. Nes suprantu, kad čia masažai, vaisiai ir žaidimų kambariai nepadės. Nepadės. Tam tikrus dalykus, beje, pasidalinsiu, yra organizacijų, pavyzdžiui, kurios sako, žinot, o mes siūlom, netgi turim kirpyklėlę ir pas mus ateina kirpėjai ir mes siūlom darbuotojams tokią paslaugą. Beje, kiek žinau, šitą paslaugą darbuotojai susimoka patys. Bet tai yra apie darbuotojo darbo laiko taupymą ir jam tiesiog patogumo sukūrimą paslaugai, kurios jiems tiek reikės, atvežant specialistą visiškai šalia. Tiesiog daugiau laiko galėtų skirti neblaškymusi kažkur po miestą, bet buvimui biure ir to savo dėmesio ir laiko skirimo grynai darbui. Bet galvoju labai įdomu, mes kalbamės lyg ir tokia personalo tema šiandien, nes proga pretekstas mums šiandien susitikti, kaip minėjo, tarptautinė personalo profesionalų diena ir mes vėl eilinį kartą tose personalo temos atsisukame vadovus. Nes viskas dažniausiai pastatyta ant jų, kaip jie dirba su savo komanda, ką kuria ir panašiai. Tai aš gal nesu tas žmogus, kuris sakyčiau, čia šeimanda reikalinga. Ne, vis tiek. Daugumą žmonių matau, kad nori atskirti. Darbas yra darbas, namai yra namai, tam tikra takoskyra yra, be abejo, mes dažniausiai sukuriam tos pačius santykius su žmonėmis, kurie yra fiziškai šalia, tai labai dažnai gali būti kolegos, bet na, tikėtina, kad ne visi. Tik svarbiausia, kai vadovai, kad jie gebėtų vienas dalykas pamatyti, kaip su darbuotojais